Sveiki visi, šioje pamokoje dirbsime su tekstiniais failais ir pagrinde susikursime failą, į jį įrašysime savo informaciją ir toliau tą informaciją perskaitysime. Taigi visų pirma susikurkime, tarkim, kintamai atidaryti ir jo reikšmė turi būti funkcija fopen ir ši funkcija turi du parametrus. Tai yra pirmasis parametras mūsų failas, tarkim failas.txt, o antrasis parametras tai yra tai, ką mes darysime su šio failu. Mūsų atveju mums reikia w parametro ir jis leidžia mums skaityti ir įrašyti į failą, o jeigu failas neegzistuoja, mums jį sukurs ir tuomet atidarys. Toliau mes turime įrašyti savo tekstą į šį failą. Tai rašome funkciją fwrite, toliau atidarimo kintamai. Būtinai turi būti štai šis kintamasis, kuris atidaro šį failą. Tiesiog failo pavadinimo kabutėse nurodyti negalima, kadangi ši funkcija fwrite turi žinoti, tiesiog jai reikia duoti būtent šią funkciją. Tai yra, šioje funkcijoje turi būti atidarytas failas ir tuomet ir įrašomas tekstas. Todėl būtina nurodyti šią funkciją, tačiau mes darysime paprasčiau, mes šią funkciją įdėsime į kintamai ir tiesiog ten, kur reikia atidaryti failą, tiesiog naudosime kintamai atidaryti. Ir toliau dedame kablelį ir nurodome savo tekstą, kurį įrašysime į failą, tarkim, sveikas pasauli. Ir uždarome funkciją ir taip pat turime uždaryti failą, funkciją fclose ir taip pat atidarimo kintamasis, tiksliau atidaryti. Štai, vėlgi ne pats failas, o visa šį funkciją. Tiesiog mes tą funkciją įdėjome į kintamai tam, kad, kaip matote, dažnai naudojame ir tam, kad tiesiog nereikėtų kiekvieną kartą rašyti funkcijos. Taigi, kaip matote, failo kol kas nėra. Toliau atsinaujame savo naršyklę, nieko neišveda, nes mes nieko ir nenorėjome išvesti, tačiau mums sukūrė failą. Ir štai jo viduje tekstas sveikas pasauli, toks, kokį mes ir nurodėme. Taigi, ir jeigu, tarkim, norime nurodyti, arba tai yra, jeigu norime įrašyti į failą daugiau nei vieną eilutę, tarkim, dvi eilutes, dedame backslashą ir n raidę, tai tiesiog PHP supranta kaip, sakykime, kaip simbolį, kuris nurodo pereiti į kitą eilutę ir toliau rašomas tiesiog tekstas, net nereikia jokio tarpo, tarkim, tekstas antroje eilutėje. Ir išsaugome, vėl atsinaujiname puslapį ir štai mūsų faile jau dvi eilutės. Mums rodo vieną eilutę, tačiau štai atsirado simbolis, tai yra ta n raidė, tačiau kai mes skaitysime failą, PHP supras tai kaip perėjimą į naują eilutę ir tiesiog galvos, kad yra dvi eilutės. Na, iš tiesų tai nesvarbu, ar viskas atrodytų štai taip ar taip. Vis tiek tai dvi eilutės, kadangi mes nurodėme būtent, kad norime pereiti į kitą eilutę. O toliau tam, kad perskaityti visą tai mums, sakykime, viso šio dalyko nereikia, net atsidaryti failą mums nereikia, nes yra sukurta, tai yra integruota funkcija į PHP, kuri leidžia nuskaityti failo turinį. Taigi atvaizduojame funkciją file_get_contents ir savo failą, tai yra failas.txt. Ir štai mums tiesiog naršyklėje atvaizduoja failo turinį. Taip pat, galime atvaizduoti po vieną eilutę ir tiesiog darykime kiek kitaip. Iš pradžių visą tekstą išsaugokime į kintamai tekstas, file_get_contents, failas.txt.
Toliau susikurkime kintamai eilutės ir yra tokia funkcija explode, kuri panaikins, sakykime, tiesiog explode funkcija panaikys tą mūsų end ženklelį, kurį mes dėjome tam, kad pereiti į kitą eilutę, kai įrašinėjome į failą. Jis atrodo štai taip. Ir būtent ši funkcija explode panaikins štai šį simbolį, kurį mes nurodėme kabutėmis. Ir viskas, kas yra tarp šio simbolio, bus paskirstyta į masyvą. Ir taip pat turime nurodyti tekstą. Taigi, funkcija explode panaikins štai šį ženklą faile, o tai yra štai šis dalykas. Ir tiesiog tai yra šį ženklą panaikins ir tiesiog, sakykime, viskas, tai yra štai šią dalį, štai šią pirmąją teksto dalį, kuri yra prieš būtent šį simbolį, bus įrašyta į masyvą, šis simbolis bus panaikintas ir šį dalis bus įdėta taip pat į masyvą, tačiau į kitą raktą. Aš jums parodysiu, kaip viskas vyksta. Tiesiog atvaizduosiu pirmąją eilutę, o tai yra nulinė eilutė, kadangi, kaip jau minėjau praeitose pamokose, PHP kalboje skaičiavimas prasideda nuo 0. Taigi, tai jau yra masyvas ir štai ši funkcija iš štai šio teksto, kuris yra faile, panaikina štai šį ženklą ir visas teksto dalys, kurias skiria štai šį ženklą, sudeda į masyvą. Taigi, štai mūsų pirma eilutė sveikas pasauli ir atvaizduoja tai, nes, kaip jau minėjau, ši funkcija panaikina ženklą, štai šį ženklą, ir viską, ką skiria štai šį ženklą, sudeda į masyvą. Taigi, pirmas tekstas, kurį atskiria šis ženklas, tai yra sveikas pasauli, todėl jį įdeda į nulinį masyvo raktą. Toliau eina antra dalis, jis įsideda į masyvą raktų 1 ir štai mes galime atvaizduoti tekstas antroje eilutėje. Štai jisai. Aš galbūt nelabai aiškiai aiškinu, tačiau čia tikrai galite ir patys viską suprasti. Tiesiog visą failo turinį išsaugo į kintamai tekstas, toliau eilutės, tai yra masyvas, į kurį iš failo įrašo explode funkciją. Tiesiog reikia visuomet kaip nors atskirti teksto dalis, kurias norėsite įrašyti į masyvą. Kadangi mes turime dvi teksto dalys, tai yra sveikas pasauli ir tekstas antroje eilutė, todėl mes turime tik du, sakykime, įrašus masyve. Jeigu mes atvaizduotume trečią eilutę, tai yra panaudotume jau trečiąjį raktą, mums išmestų klaidą, kadangi pas mus yra tik dvi eilutės. O sužinoti, kiek mes turime eilučių, galime pasinaudoję funkciją count, tai yra count, ir rašome savo masyvą į šią funkciją. Ir tiesiog į kintamai viso mes įrašysime skaičių eilučių, tai yra masyvo. Kitaip tariant, tiesiog į kintamai visą mes įrašysime būtent eilutės kintamojo, tiksliau masyvo įrašų skaičių, o tai yra 2. Ir taip pat galime atvaizduoti kintamai viso. Tai 0, tačiau mums išmeta klaidą. Taip mes neteisingai. Štai 2 eilutės. Ir taip pat galime susikurti ciklą, kadangi mes žinome, kiek
įrašų mes turime masyve, mes galime pasidaryti, tarkim, ciklą while ir kol i yra mažiau už viso, tai yra kol i, tai yra 0, bus mažiau už 2, tol mums atvaizduos eilutę numeriu i. Ir prie kintamojo i pridėkime 1. Ir štai, taip pat galime atskirti eilutes jau naršyklėje. Ir štai, pirma eilutė ir štai antra eilutė. Mes jas galime jums padaryti žymiai daugiau. Tuomet mums tiesiog atvaizduos štai tokį rezultatą. Manau, jūs viską supratote tikrai, tai nėra sunku ir kitose pamokose mes pratęsime darbą su tekstiniais failais, taip pat kursime formas, kurios įrašinės mūsų duomenys į tekstinius failus ir panašiai. Iš tiesų, aš žinau, kad nelabai aiškiai aiškinu, tačiau, jeigu jau neaišku, tiesiog paklauskite komentaruose, raštu tikrai geriau paaiškinsiu. Taigi laukite kitų pamokų, prenumeruokite pamokas ir sudie.